O dabar jūsų dėmesiui vaikinukas pasiryžęs mesti iššūkį kiečiausiems Lietuvos talentų iliuzionistams. Jis dar tik šeštokas, tačiau sako perkandęs daugelį fokusininkų triukų ir žada parodyti aukščiausią lygį. Labą dieną, aš esu Džiugas Petriška, man yra 12 metų, laisvalaikiu mėgstu daryti magijos triukus. 7-6 metų pamačiau pirmą kartą triuką su kortomis ir pats pradėjau daryti triukus mamai, tėčiui, draugam ir taip gimė mano talentas. Žiūrėk, pirma taisyklė einant į sceną, džentelmenai atsisega apatinę švarko dalį. Viena saga tik turi būti. Palauk, čia gali triukas iškristi. Oi, bet palauk, čia magas esi. Čia viskas užslėpta. Šiaip jisai mus stebindavo pačiais įvairiausiais dalykais irgi nuo pat mažens. Tarkim, jisai per savo gimtadienį yra nukirpęs televizorių einančiam laidą. Džiugui nekartą teko kovoti su savimi, kad išmoktų triukų nepanaudotų nedoriems kėslams. Pavyzdžiui, pradanginti tėvų pinigus ar draugo telefoną. Ir aš su pusbrolį norėjau apgauti, kad tipo, mes biaušiant čipsus pirkom ar ką ir aš kažkaip norėjau apgaudyti, bet man kažkaip net nepavyko, bet gausi taip, negu aš noriu ir jisai nesuprato. Ir aš nesupratau, kaip man čia išėjo. Ir taip gimė mano vienas iš mikliausių triukų. Pavyzdžiui, vieną įdėsiu savo ranką, o kitą paimkite jūs. Gerai, aš laisvai. Pas mane papūsiu, viskas dingo, pas jūs atsirado du iš mano. Negalim, lemiam. Atidarykit. Reikia paslaptį žinoti ir reikia, aišku, šio tokio pasiruošimo, kad nes jeigu žmogus bandys tau sutrukdyti, tu turi turėti variantą A ir variantą B ir varianto B, C, kad žinotum, kaip įsisukti taip, kad jis nieko nesuprastų. Ar Džiugui pakaks drąsos ir šaltų nervų atlikti triukus Lietuvos talentų scenoje? Juk čia subirėjo ne vieno gerokai vyresnio ir labiau patyrusio iliuzionisto pasirodymas. Labas vakaras. Labą dieną. Labą dieną. Kuo jūs vardu? Džiugas. Iš kur? Iš Vilniaus. Kiek metų? 12. Kokia svajonė? Kombainininkas. Išreikšti savo emocijas ir talentą žmonėm. Aha, ir koks yra tavo talentas? Magijos triukai. Wow, aš galvojau, tu dainuosi. Kaip sugalvojai užsimti magiją? Aš, būdamas 7 metų, pamačiau iliuzionistą, aš pamačiau pirmą triuką ir tada aš labai susidomėjau kortų, magiją ir visokių daiktų triukais ir tada pradėjau mokytis, rodyti tėvam bei draugam. Ir tau puikiai pavyko? Taip. Ar būdavo, kad susimaudavai? Būdavo, bet tada savo klaidas ištaisydavau ir paklausydavau patarimų. Ir kaip tavo tėvai dabar labai serga turbūt už tave, kad tau pasisektų? Nu jo. Jie kažkur tai čia sėdi gal? Va, Gal tu gali ją nuraminti, jeigu jinai labai pergyvena? Labai jaudinatės? Gerai, tai mes pasistengsime būti kuo švelnesni, kiek įmanoma, taip. Gerai, tai labai laukiam. Pirmin. Dabar, Justinai, aš norėsiu paprašyti jūsų paimti kaladę. Tuoj aš greitų metu jums ją duosiu. Paimsiu dabar bet kokią raudoną kortą ir bet kokią juodą. Va, štai jos. Dabar paimkite kaladę. Ir kelkite viršutinę kortą. Ir jeigu manote, kad tai yra raudona korta, dėkite ją čia. Jeigu manote, kad tai juoda, dėkite ją čia. Nu, toliau dėliokite. Tu turi matyti. Greičiau. Čia mes turime bendrą tokį. Atsiprašau, ne. Taip? Jo, dėliokite. Taip. Nu, labai gerai sekasi. Aha, taip. Taip, visas? Jo, nu kol kas aš jūs tuoj greit su metu sustabdysiu. Tu taip jauti? Taip stipriai? Kaip žinome, moterys turi moterišką nuojautą, šiandien pabandysime. Aš irgi turiu moterišką nuojautą. Pažiūrėsim vyrą. Gerai, Pirkau Kalvarijų turguje už 13,50. Dabar mes atkeisime šias kortas. Jūs toliau dėliokite. Toliau dėliokite. O dabar Ineta ateikime prie jūsų. Ir aš norėčiau, kad vieną kamuoliuką paimtumėt jūs, kitą aš suspaudžiu aš. Gerai. O. Atidarykite savo ranką. Wow. Tikrai, čia yra. Jūs Justinai jau baigėte, taip? Toblai. Gal vieną pro šalį. Gali būti, ką mes žinom. Gerai. Man jūs patinkat. Aš išskleisiu šias kortas
ir šias jūs, kaip matote, labai gerai padarėte, bet kaip matote, viena klaida. Bet pripažįkime, tai irgi yra labai gerai, bet tai irgi nebuvo veltui. Tuoj palaukit. Čia aš padariau? Čia tu padarėjai. Tu Čia pradžiai... aš padariau. Pažiūrėk, pradžiai tavo intuicija buvo labai gera, o paskui Čia viskas susimoviai. Pala. Matote kortą, kur yra klaida? Ar atpažįstate ją? Gal galite pasakyti jos pavadinimą? Čia yra vynų 3, čia lapų vynų 3. Opa! Oho. Tu matėjai? Okay. Nuostabu. Žiauriai geras triukas. Super. Tai, Justinai, kaip tu jautiesi, kai šitaip viskas įvyko? Apmulkintas. Praktiškai kaip ir visą savo gyvenimą. Apmulkintas. Aha, o ką gali pasakyti apie Džiugą? Džiugai, Lietuvos talentuose ateina geriausi Lietuvos magai. Aš manau, kad jūs vieną dieną būsite vienas iš jų. Kol kas šitas triukas yra įdomus, tačiau per mažai įspūdingas, kad galėtų mano galva keliauti į kitą etapą. Man tai Džiugai labai ramu tau pasakyti, nes tu man nedavai pasidžiaugti nei kortomis, nei burbuliukais, tai nežinau, ko tu gali iš manęs tikėtis. Aš galvau, kad tu vis tiek prieisi prie manęs ir gal mes padarysim triuką su balandžiais arba krokodilu, bet to neįvyko ir aš sėdžiu čia labai įskaudintas iki širdies gelmių. Ir todėl tu sakai... Ir greičiausiai aš vis dėlto priverstas pasakyti ne. Nėra burbuliukų, nėra taip? Gerai, aš sakau taip ir noriu, kad viską nuspręstų moteriškos intuicijos meistras. Broli, tu puikus, bet ne. Ačiū. Ačiū labai, kad atvažiavai. Sėkmės tau. Džiugai. Prašovai? Kodėl sakai prašovai? Nu, Marijonas pasakė ne, Justinas irgi ne, nežinau kodėl, bet kaip yra, taip yra. Iksų nepaspaudė, bet nepasakė.